Čia Energy Digest, tinklalaidė, kurioje aptarėme, kas geresnio pastarąją savaitę vyko mūsų energetikos sektorija. Baigėsi 4. 2026 metų savaitė. Iš geresnių naujienų. Ispanai lietuviams pardavė energijos kaupiklių parko Kaunas BESS projektą, o Lietuva su sąjungininkais Ukrainai siunčia generatorius. Iš tokių vidutinių, Danijos Bornholmo sala trečiadienį daliai dienos neteko elektros, o mūsuose šalčiai neša naujus elektros poreikio rekordus. Be to, Achema pralaimėjo dar vieną teismą dėl terminalo mokesčio, dujininkai aiškinasi potencialų poreikį vandenilio koridoriui ir bus siekiama, kad elektros jungtis Harmony Link būtų nutiesta metais anksčiau. Štai papunkčiui. NATO is launching Baltic Sentry. For God's sake, this man cannot remain powerful. Goodbye Russia, goodbye Lenin. Atsinaujinančius energetikos projektus vystanti Ispanijos Aquila Clean Energy, Lietuvos įmonė Energy Gates pardavė parengto statyti 50 MW galios 100 MWh talpos energijos kaupiklių parko Kaunas BESS projektą. Sandoris užbaigtas metų sandoroje, tačiau bendrovės jį paviešino sausio 19 dieną. Sandorio suma neskelbiama. Kaupikliai galės užtikrinti 2 valandų saugojimo pajėgumus ir suteiks lankstumo elektros sistemai. Tai yra trečiasis BESS, tai yra Battery Energy Storage System projektas Energy Gates portfelyje. Pastarąją valdo 3 įmonės – UAB Demidas, UAB Koja LT ir MB Ridget. Didžiausi galutiniai naudos gavėjai yra Vykintas Belickas ir Petras Sabalys. Kodėl tai svarbu? Metų sandoros apžvalgoje rašiau, kad energetikos verslas yra visai kitoks nei prieš 15 metų. Energetikos projektai anksčiau vykdavo nuo iki vienos bendrovės rėmuose. Dabar jie vystomi ne tik taip, bet ir atskiromis stadijomis. Pavyzdžiui, kas nors parengia projekto popierius. Tai yra suderina žemės nuomą, prisijungimą prie tinklo, poveikio aplinkai vertinimą visą kitą. Šita dokumentų vadinamoji papkutė arba jau statybai paruoštas projektas parduodamas tiems, kam įdomu projektą statyti. Pastatytas projektas tiems, kam reikia pajamų iš elektros pardavimo. Ir galimi įvairiausi stadijų, pirkėjų, pardavėjų deriniai. Skaidrumo prasme padėtis komplikuojasi, bet kiekvienas toks projekto perleidimas iš rankų į rankas žymi sąlyginį progresą projekte ir aktyvumą baterijų sistemų plėtros sektoriuje. Antra naujiena apie Achemos bylas. Didžiausiai šalyje dujų vartotojai Jonavos trąšų gamyklai Achema teisme nepavyko panaikinti reguliuotojo sprendimo dėl dujų tiekimo saugumo dedamosios. Šį kartą 2023 metų antram pusmečiui. Tai mokestis skirtas padengti Independence būtinosioms išlaidoms. Lietuvos vyriausias administracinis teismas sausio 21 dieną galutinai atmetė Achemos skundą ir paliko nepakeistą regiono administracinio teismo 24 metų kovą priimtą sprendimą. Bendrovė metų metus teisėsi dėl kiekvieno ES reguliuotojo ir ministerijos sprendimo apmokestinusio bendrovę suskystintų gamtinių dujų terminalo mokesčių. Kodėl tai svarbu? Laimėtų bylų Achema per daugiau nei 10 metį dar, kiek žinau, nėra užfiksavusi. Tačiau nuolatinis spaudimas ir eilė išsizystų dėrybų dėl to, kaip paskirstyti dujų terminalo mokesčius, ilgainiui bendrovei mokestinę našą pastebimai sumažino. Palyginti su tuo, ką įmokėtų, jei terminalo mokesčiai būtų paskirstami tiesiog pagal dujų suvartojimą. Trečias gabaliukas – Bornholmas be elektros. Danijos Bornholmo sala trečiadienį daliai dienos neteko elektros po trikdžio, atjungusio ją nuo Švedijos. Vietos elektros tinklo savininkai iš pradžių įvardino gedimą elektros kabelyje tarp Bornholmo ir Švedijos. Tai vienintelė salos jungtis su žemynu. Vėliau patikslinta, kad gedimas susijęs ne su paties kabelio gedimu, bet techniniais trikdžiais salos tinkle prie jungties. Tam, kad atkurti elektros tiekimą, buvo jungta vietinė Rionės elektrinė, po to vietos energetikams teko aplankyti visus apie 30 000 salos elektros vartotojų. Šiai salai tai ne pirmas toks techninis gedimas, tačiau 22 metų vasarį Danijos Unitankers valdomas naftos produktų tanklaivis Samus Swan inkaru nutraukė minėtąjį kabelį su Švedija. 25 metais bendrovė buvo nubausta 3,5 milijono eurų bauda, sprendimas dar gali būti skundžiamas. Kodėl tai svarbu? Bornholmo sala yra vienas iš 2 nenuskandinamų NATO lėktuvnešių Baltijoje, kita Gotlandas. Jos karinė svarba gerai žinoma, joje šiuo metu didinamas Danijos karinių pajėgų kontingentas. Todėl salos energetikos sistemos sveikata taip pat įgauna strateginį prieskonį. Šis gedimas taip pat yra priminimas, kad ne kiekvienas jungties gedimas Baltijos jūroje yra sabotažas.
Visgi įdomu, kad inkaro tempimas dugnu čia atliktas anksčiau nei garsieji dujotiekio Baltic Connector ar elektros kabelio Estlink 2 pažeidimai. Be to, bent pusmečio anksčiau nei dujotiekių Nord Stream ir Nord Stream 2 sabotažas. Prieš pereinant prie kitų dalykų, pasitaisymas. Praėjusią savaitę tarp kitų dalykų įterpdamas žinutę apie šildymą ir jo kainas negrabiai išsireiškiau. Šilumos kainos vasarį bus gerokai didesnės nei sausį, rašiau tuomet, turėdamas omeny, kad gyventojų sąskaitos vasarį. Tai yra, kai prireiks mokėti už sausio šildymą ir karštą vandenį, bus gerokai didesnis nei sausį. Atsiprašau, jį suklaidinau. O dabar kiti dalykai. Lietuva perduoda Ukrainai bent 90 generatorių už daugiau nei 2 milijonus eurų. Tai neblogas indėlis į bendrą sąjungininkų katilą, nes pavyzdžiui Lenkija siunčia 400. Iš viso sąjungininkų Europoje teikiama tokio pobūdžio įranga skaičiuojama 1000 vienetų. Rusija šią žiemą intensyviai ir dėja sėkmingai smūgiuoja besiginančias šalies energetikos ir šilumos sektoriuje ir kelia humanitarinę katastrofą gilių šalčių laikotarpiu. Lietuva tarsi su Lenkija, kad elektros jungtis Harmony Link būtų nutiesta ne iki 30 metų, o iki 29 metų pabaigos. Bent 900 milijonų vertės projektą ketinama pradėti iki 27 metų vidurio. 700 MW galios linija bus tiesiama Vilkaviškio rajone, Kalvarijos ir Marijampolės savivaldybėse. Ją sudarys nauja dvigrandė 220 kV linija iki Elko Lenkijoje, naujas pastatės, be to bus rekonstruota ir 220 kV linija Ostrolenka Elkas pačioje Lenkijoje. Amber Grid kartu su Latvijos, Estijos, Lenkijos, Suomijos ir Vokietijos dujotiekio operatoriams paskelbė rinkos dalyvių apklausą, siekdamas išsiaiškinti poreikius būsimam vandenilio koridoriui. Vandenilio gamintojai, vartotojai ir infrastruktūros operatoriai kviečiami pateikti preliminarią informaciją apie vandenilio gamybą ir vartojimą, infrastruktūros planus bei transportavimo poreikius naudojantis būsimų dujotiekių. Ir galiausiai, šalčiai neša vis naujus energijos poreikio rekordus. Trečiadienį tarp 9:30 ir 15:10 ryte vidutinis elektros suvartojimas Lietuvoje pasiekė beveik 2,6 gigavatus. Tai yra 3% daugiau nei ankstesnis rekordas pasiektas šių metų sausio 13 dieną. Tuo metu, kai vartojimas pasiekė piką, 50% elektros buvo pagaminta Lietuvoje, 27% importuoti iš Švedijos, 17% iš Latvijos, o 6% eksportuoti į Lenkiją. Rekordus atneša populiarėjantis šilumos siurbliai. Šiam kartui tiek. Priminsiu, kad ši tinklalaidė yra kuriama to paties pavadinimo naujienlaiškio pagrindu. Jeigu jūs naujienas mėgstate ne tiek klausytis, kiek jas skaityti, naujienlaiškį galite gauti į savo elektroninio pašto dėžutę. Te reikia užsiprenumeruoti, visos reikalingos nuorodos tinklalaidės apraše. Su jumis buvau aš, Naglis Navakas. Iki kitų kartų.